sakyčiau taip, kad nėra labai aiškios ribos, kur čia ta psichologija, kur religiniai kažkokie dalykai, čia yra labiau toks, gal abi tos dalis, kaip čia papildo vieną kitą ir čia nėra tokio aiško nubrėžimo, kur čia žmogus kenčia psichologiškai, kur čia dvasiškai ir panašiai. Bet tie visi santuokos dalykai arba sakramentas, tai tikrai iš praktikos žmonės pasimeta. Ištikus šitam kriziniam etapui tokiam, pradedama visko kvestionuoti. Irgi, kas tai yra tas santuokos įžadai kažkokie, tai kas tai apskritai, čia, kodėl čia taip turi būti. Tokių daug klausimų, kur tokie, sakyčiau, net egzistenciniai iš vis, kokia tada prasmė čia tuoktis ir panašiai. Tai... Aha, Dievas neapsaugojo, pasirodo, nuo skyrybų, o turėjo. Taip ir tada ir atsitinka ir iš viso kriziniai tokie dalykai, jeigu žmogus save matė ryšyje su Dievu, matė savo, sakykime, dvasinius dalykus, tikėjimas stiprus buvo ir kada ištinka tokios krizinės situacijos, kaip jūs sako, Dievas neapsaugojo, tai dar ištinka krizė šitoje plotmėje, ar ne, šitoje srityje, kad vis tik Dievas neapsaugojo ir tas ryšys tada trukinėja, ir būtent pat mūsų grupėse. Kad ir mes dabar kalbam tokioje studijoje, ar ne, kur galbūt mūsų auditorija vis tiek labiau žmonės girdės, tikintys jau žmonės. Bet aš norėčiau atkreipdėmėsi, kad mes kviečiam ir žmonės, kurie netikintys ir galbūt kur ryšys jau sutrukinėjo, būtent dėl šitų visų krizinių situacijų, dėl to, kad, kaip čia, kas čia, kaip ir Arnoldas sako, tokie egzistenciniai klausimai. Ir būtent mes tikrai grupėse liečiam labai atsargiai šitus klausimus ir pagal poreikį ir netgi ir pasikartosiu, kviečiam žmonės nebūtinai tikinčius ir nebūtinai galbūt krikščioniško tikėjimo žmonės ar įsitikinimų žmonės ir prie to prieinam labai atsargiai. Tiesiog būtų toksai kvietimas ar vienintelė sąlyga atėjimo į grupę, kad žmonės tiesiog sutiktų su ta prielaida, su ta galimybė, kad yra ne tik fizinė tikrovė, bet yra ir dvasinis pasaulis. Tai tiesiog būtų atviri. Tai toksai būtų galbūt mūsų ir grupių. Jūs užsiminėte apie grupės, tai pereikime prie to poreikio, kodėl dabar čia reikia burtis į grupę tokių nelaimėlių ir ką čia daryti, guostis vieni kitiems, atverti savo problemas kažkokias, tai atverti žaizdą, kuri ir taip kraujuoja. Galima būtų pagalvoti, kad daug paprastesnis ir paveikesnis kelias galėtų būti individuali psichologinė terapija, jeigu jau taip skauda, kad nebegali dirbti, jeigu taip blogai, kad nemiga kankina, ilgus mėnesius. Pagaliau į tokias grupės galimai galėtų ateiti žmonės su visiškai skirtinga patirtimi, ta prasme, kad vieniems skauda 20 metų praėjus po skyrybų, o kiti ką tik patyrė tą žaizdą. Tai sunku įsivaizduoti, kaip čia visi tokie nelaimingi žmonės galėtų rasti tokį bendrą kažkokį vardiklį, kaip gauti pagalbą. Aš pasakyčiau, kad yra šioks toks skirtumas tarp to, kad kai mums, pavyzdžiui, koja skauda, tai ar ten dantį, tai einam pas dantistą, ar pas daktarą einam. Tai čia galbūt nėra tokio, ta išgyvenama krizė, tai irgi tam tikras skausmas, bet jis netoks lengvai apčiuopiamas, kaip būtų aiškiai fiziškai, yra kažkur įsipjauta ar sumušta. Tai vidinis skausmas yra sunkiai apčiuopiamas, kaip minėjau, ir asmeninė terapija žinoma, kad gali padėti, tik tais tas grupės principas yra tuo ir unikalus galbūt, kad ten žmonės iš įvairių kontekstų gali būti. Tai yra vieniem, kaip minėjot, 20 metų galbūt praėjo po skyrybų, kitas gal dabar tam skyrybų procese, trečias gal tik tais planuoja apie kažkokį tai išsiskyrimą ir jam tai daug kelia klausimų arba sunkumų. Palaukit, tai dar net gali dalyvauti grupėse net oficialiai neišsiskyrę žmonės, bet jaučiantis tam tikrą, nežinau kaip čia vadinama, atšalimą santykių, ar galėtumėm turbūt visokiausių čia prigalvoti variantų ir pavadinimų, kai meilė išblėsta, kai rutina užkamuoja ir kai atsiranda noras, o gal skirstomės. Tai čia turbūt tas skyrybų sąvoka yra daug platesnė, negu mes įsivaizduojam. Tik skyrybos tai tada, kada mes jau nutraukiam vienokį ar kitokius ryšius ar santuoką. Tai skyrybos gali įvykti dar tada, kai žmonės gyvena kartu, netgi gyvena kartu, bet jau tik tai gyvena, bet iš esmės jau jie jaučiasi kaip du atskiri žmonės, kurių niekas nelabai kas ir sieja. Tai mes ir apie tokius santykius kalbam. Nors teoriškai, praktiškai gal net jie gyvena kaip ir kartu.
kaip ir santuokoje gali gyventi taip pat žmonės, tai mes ir apie tokius taip. Ir dar aš pridurčiau prie Arnoldo, prie to, kad lygiai grečiai būna taip, kad žmonės ir eina į tas individualias psichoterapijas, netgi porų terapijas ir lygiai grečiai su grupe, kur yra labai irgi efektyvu ir žmonės būna grupėje, sakykime, žmonės vieni kitiems padeda, mes kaip sakom, gydomoji funkcija atlieka, vienas kitam atlieka gydomoją funkciją, netgi sakyčiau, mūsų kaip psichologo, tai žinoma, misija didesnė, bet ir sielovadininko mūsų gal misija tokiose grupėse yra daug mažesnė negu, tarkim, kokios būna psichoterapinės grupės, ar ne? Nes čia mes daugiau gal, sakykime, moderatoriaus vaidmenį labiau būnam, nes pačią tą tikrąją gydomąją funkciją atlieka žmonės, būtent bendrystėjų. Ir kai jūs sakėte, kas vienyje, ar ne, to žmonės, tai aš sakyčiau, ta konkreti problema, nes mes galim pasišnekėti apie skausmą su daug žmonių ir galbūt mus supras, bet jeigu žmogus nėra toje situacijoje, suprasti yra vienareikšmiškai sudėtingiau. Vienareikšmiškai sudėtingiau ir pajausti, ir ypatingai, kas liečia dvasinius dalykus, nes, na, čia vat vėlgi tie patys, sakykime, santykius su Dievu, tikėjimas, netikėjimas, na, jie tokie platus ir šitas mūsų grupės yra iš tikrųjų sudaromas ta saugi atmosfera, kur galima sakyti, bet kokia tema, va, tarkim, ar ne, ir iškelti ir tokius klausimus ir apie Dievą, ir kaip čia dabar tas Dievas mano gyvenime, mano kasdienybėje ir taip toliau. Tai žodžiu, gali kelti žmonės klausimus ir jie tikrai žino, kad jie ras atsakymą arba bent jau žmonės, kurie supras.